Nu tai labą dieną visiems. Nu tai šiandien, žinokit, aš noriu pasidalinti su jumis savo džiaugsmais į savo rūpesčius, žinokit. Nu tai aš po nakties šiandien nemiegojau, šiąnakt nemiegojau, žinokit, vis tą vilniuką gurkšnojau, kur vakar gavau dovanų, žinai. Ir vis apie jūs galvojau, žinai. Ir skaičiau jūsų sveikinimus, linkėjimus, žinai, jūsų atvirukus. Jūsų sveikinimus, žinokit, susirašiau ant knygą, žinokit. Ir kaip man faina, kad jūs labai džiaugiatės, kad ne tik jūs, žinai, amžėjat, kaip tai sako dabar, bet ir aš amžėjau, žinai. Nu visiems labai didelis džiaugsmas. Bet žinokit, vat, gulėdama, galvojau, žinai, į man iškilo tokie du klausimai. Nu, žinai, aš atsiverčiu tą savo Facebook paskyrą, žinai, čia žiūriu, kad aš turiu, žinai, 413 draugų. Jis suskaičiuoja, žinai, visus sveikinimus, pasveikinau 105 mano draugai. Tai vis galvoju, tai tie 318 tų draugų, tai tie draugai, tai kaip mano ir nedraugai. Ir dar galvoju, žinai, ar jiems, žinai, kas atsitiko? Ar jie kažko pyksta? O antras, žinai, klausimas, kad vėl atsivertu, žinai, tą Facebook paskyrą, žinai, žiūriu, ir negaliu patikėti, kad tai yra, žinai, 68 stebėtojai. Nu, tai žinokit, kaip aš nejaukiai pasijaučiau, žinokit, nejaukiai, ką aš bedaryčiau, žinai, aš visą laiką vis dairiausi aplinkui, žinai, vis galvoju, kad tie stebėtojai visi mane žiūri. Nu, tai, žinai, taip biškai nejauku, žinai, sakyčiau. Nu, tai stebėtojai, žinai, tai jūs galite būti mano draugais, mes galim susidraugauti. Labai džiaugiuosi, žinokit, jumis visais ir savimi, ir ką suprantu vis, kad metams bėgant, tu įgauni vis daugiau tos gyvenimo patirties ir išminties. Nors kai gauni daugiau patirties ir išminties, tai tu supranti, kad vis mažiau lieka tos, žinai, ateities. Bet kai tu supranti, kad vis mažiau lieka tos ateities, tai tada tu padidini greitį ir viską greičiau darai. Tai va, o kuo daugiau, žinai, tų metų, tai tuo daugiau draugų. Tai irgi čia labai faina. Tai va, draugai, džiaugiuosi, esu laiminga ir dėkinga jums visiems. Ir būkit sveiki. Iki kitų susitikimų.